Smūgis yra blokuotas, bet grėsmė dar nesibaigė. Smūgis ir įvartis. Galiausiai Gintara pasiekė savo 34 susitikimo minutę. Matome jų perdavimų virtinę. Ryžtasi smūgiui, Gintaro žaidėja Morėmi ir įvartis krenta. Dar vienas įvartis šiose rungtynėse. Na, neilgai truko tas 1-0, galiausiai pavyko padidinti savo persvarą šiaulietėms. Bet vėlgi, aikštės šeimininkė su kamuoliu ir šis tik žymiai daugiau jų žaidėjų, žymiai gausesnė santalka. Prusevičiūtės smūgis! Virsta įvarčio. Virsta įvarčiu dabar Šiaulių žaidėjas. Pastarasis MFA Žalgiris MRU ir Šiaulių Gintra. Šios komandos tapo to istorinį įvykio dalimi, o štai toks elegantiškas smūgis ir įvartis. Švenčiamas Gitarių stadione. Daryti Viltį Švarcaitį šiame sezone. Tad galbūt galima dar kartą nuginkluoti Gintrą. Na, kol kalbu, Gintra sprendžia reikalus, Gintra muša jau 5-ąjį savo įvartį. Steve'as Bigsas džiaugiasi savo auklėtiniu ataka, kurį jau papasako pirmą kėlinio metu. O štai toks smūgis ir sudrebintas kairysis vartų virpstas. Čia jau įtampa nesibaigia, nesiliauja. Puikus perdavimas ir įvartis. Tamara Brown. Visiškai dėsningai pasibaigė šį Gintros ataką. Būtų pasinaudojusi tokia galimybė. Štai toks smūgis ir įvartis. Truputį kitoks įvartis iš įdomaus rakurso. Komandos draugės. Dar vieni namų darbai prieš mūsų akis. Ir štai toks smūgis virstantis įvarčio. Gintra įrodo savo. Na, čia šansas, kurį reikia uždaryti įvarčiu. Ta ir padaro Gintra. Dar vienas įvartis krenta. Netrukus turėtų būti grąžintas kamuolys į stadioną. Dabar kamuolys įlėkė į vartus. Įlėkė į vartus ir Gintra dar labiau didina savo persvarą. 25 metų Lietuvos moterų A lygos akimirkas visą sezoną. Nebijoju, jis jums tikrai patiko, jis buvo įdomus.